atrodo, kad čia viskas netaip jau senai, ta dirbtuvė atsirado, nes laikas bėga greičiau, negu mes jį pastebim. Bet aš taip spėjau, kad jau 10 metų tikrai yra, o gal ir daugiau. Tai tiksliai aš net bijau pasakyti, bet tas 10 metų toks jau, sakykim, skaičius arti realaus. Nusistovėjo toks ritmas, sakykim, kad aš čia būnu beveik kasdien. Tas laikas, tai, sakykim, 2, 3, 4 valandos, kaip čia išpuola, kaip koks metų laikas, sakykim, nes žiemą, kaip sakyti. Vis tiek, kai čia tamsu, yra visai kitas apšvietimas, viskas dirbtinio, čia tokių daug niuansų. Čia, pavyzdžiui, man pačiam buvo keista, kai aš čia dariau prieš paskutinį paveikslą. Tai aš praktiškai dirbau žiemą, tai prie dirbtinio apšvietimo, tai jis buvo vienokis. Pradėjo ateiti pavasaris, pradėjo pro langą jis natūralus apšvietimas. Aš žiūriu, kad pasidarė visai kitas koloritas, kai kurie spalviniai plėmai, kurie liktai matėsi, sakykime, prie šito apšvietimo. Kai atsirado saulė, pradėjo tokie tarsi pablūko, kontrastai dingo. O kai jau nunešiau tą paveikslą į parodą, ten apskritai pasidarė dar kitas koloritas. Tai va čia tokių yra niuansų, sakykime, bet, vis tiek pagrindas, aš net dabar šviesu, bet lempas dega, tai, kad būtų toks kažkoks apšvietimo pagrindas, nes čia, sakykime, yra šiltas spalvos, yra šilta ir šalta dirbtinė ta lempa, vis tiek kažkoks gaunasi miksas, šiek tiek panašus į natūralų apšvietimą, bet, kaip jau sakau, tikrai netapatus, kaip bebūtų gaila. Tam tikrą prasme tai yra ir poilsio erdvė, kadangi kartais ateini nusikalęs po visokių darbų, kai aš dar dirbau, sakykime, ten toje savivaldybėje, aš ateidavau, reiškia, čia po darbo iš esmės, tai kažkoks būni jau nieko nebenori. Bet prisiverti, ateini, pradedi tepenti po biškutį ir žiūri, kad kažkaip dirbas ir kažkaip liktai atsigaudži. Nežinau, gal čia, kad išgeriu kokios arbatos, kavos ar dar kažko, gal dėl to, gal tiesiog šiaip įsidirbi ir pasidaro tas visas darbas kaip ir poilsis, relaksas ar dar kažkas. Tai čia žmogus turi turėti kažkokį dienos ritmą, tai net ir neturėdamas tų 8 privalomų darbo valandų. Iš esmės, tos darbus, jų struktūrą ir galutinius rezultatus, kaip sakyti, lemia vidinė būsena, aš nežinau, kur jinai yra. Smegenyse, nugaros smegenyse, kažkokiu tai erdvėje, sakykime, dar kažkas, bet tiesiog tai yra visiškai natūralus procesas, o kad darbai skiriasi, tai jie skiriasi ne tiek, kad ten kažkurių, tai ten, sakykime, mano jaunatvės metų, tai visiškai kitokie darbai. Aš čia kartais per tas parodas dėliu, tiesiog per krovinėjų, per dėliu žiūriu, kad darbai daryti prieš 5 metus dar yra kitokie negu dabartiniai. Jie jau man nepatinka, jau man nebe tiek įdomus, nors tada buvo labai man gražus ir geri, bet dabar jau jie yra, jie yra to laikotarpio, o ką aš dabar darau, aš nežinau, ką aš padarysiu, bet darai, tol, kol atrodo, kad jau dabar jau viskas jau gerai padaryta, tai kas ten žino, galbūt po kiek laiko ir tie darbai atrodys nebe tokie gražus, o gal atvirkščiai pamatysi, kad jau ta visa gyvenimo ir kūrybos kreivė ir žeminių kubiškį slenka, tai visiškai realu. Sakykime, čia yra, sakykime, moteriška figūra. Matot, sakykime, gerai, kas, sakykime, krūtų kažkoks elementas ir panašiai. Aš pamačiau kažkokiam knygų ir žurnale kažkokio kūdikio piešinį. Iš esmės, tai vėlgi, nupiešta mama. Aš nežinau, ar tai tikrai kūdikio, ar ten kokio 1 ar 3 metų vaiko, bet iš esmės kažkas tokio, sakykime, kūnas kažkoks apvalus, sakykime, apibrėžtos būtent krūtis, sakykime, galva irgi apvali, ten su kažko, kojos, tai ten pagaliukai. Man ta tokia schema taip patiko, kad aš pagalvojau, kad tiesiog reiktų pabandyti panaudoti. Ir kažkaip iki šiol aš tą naudoju, tik tai, žinoma, kaip sakyti, viskas, sakykime, šiek tiek
sudėtingiau, nu rankos nepagaliukai, ten, sakykime, galva irgi ne kažkoks arbūzas su tokiem, vis tiek tas profilio, reiškia, antropomofiškumas, jisai yra vis tiek, jis priduoda, nes tas profilis jis vis tiek yra jau žmogaus, jis netgi duoda charakterį kažkokį, nors visur kitur formos yra pakankamai, matos kokios. Nėra nei ten, sakykime, pirštukų, nei ten, sakykime, kažkokių tai nežinau ko. Nemaža dalis tų paveikslų atsiranda grynai kaip kažkokių techninių bandymų išdava. Pati pradžia tai yra tokia kančia, kadangi, gal net tas žodis, kančia tai vis tiek kažkoks skausmas dar kažkas. Bet tas pats darbo procesas, toks neįdomus, toks bukas, toks nubaustos spalvos, tokios visos purvinas, nes iš esmės tu turi uždažyti. Ir paskui, kai jau po biškutį pradeda atsirasti ir malonumas, kai matai, čik susidėliojo tokie tris ploteliai, gerai atrodo, blemba, gerai atrodo, galbūt nereiks perdažyti jų. Ir kai vieną kartą pažiūri, uždedi kažkokį paskutinį ten plėmą ir blemba. Nu gal jau ir viskas gerai.